vyksta naujokų krikštynos. Kuris juodžiausias duslintuvas? Visi. Svarbu, kad ratai neprasiklas. Davai! Jau atsargiai. Stop! Neduok kastis. Persikeliam. Vėl. Žinokit, 15 arba 10 vyrų su virve patrulį ilgai ištraukia iš bet kur. O čia kas, aliuminis? Čia partizanai duodavo priesaiką ir yra, turėtų būti tekstas, kiek pamenu. Kur ta pušis? Va, ten. Sudžiūvusi. Va, priesaikos tekstas. Tai ten buvo būtent žieminis peržiemojimai. Tas bunkeris tai jie vieną žiemą tik ir peržiemojo. O vasarą tai jau kitą išsikraustė. Kai rusai, kodėl mūsų nemyli? Nu tai blemba dar šitie dalykai nepasimiršo. Vežėm tą tigrą iš jo tos sodybos į Vilnių. Iš čia. Kol dar gyvas buvo, tai man parodė viską, jisai dar tada. Diedas mums padėjo. Bet matai, ne visada nugali teisingi dalykai. Supranti, už 8 kilometrų yra geležinkelis, tai iš traukinio. Kiek žmonių čia reikėtų, kad užpildyti visą šitą? Tai va čia susispietė. Kiam 5, tai grinai iš po antrą. O Birutė buvo jo žmona ir žerniai su Nedzingiai, o Nedzingiai už 20 km. Metais jie pasistatė tą Vytauto paminklą, bet taip gudriai pastatė, kad į vidų bėgius įbetonavo ir sovietmečių čia. Autentiškas yra paminklas, sovietmečių nepavyko jo nugriauti. Ir čia užkabinę staliniecai traukė ir sprogdino ir jisai vis tiek išliko.
Išlikę visą atributiką stoties. Tai va stoties pastatas, vandentiekio bokštas, aptarnaujančio personalo, vienas ir kitas. Reikia žemdirbystę užsiimti ir jie įkūrė šitą kaimelį ir jisai vadinosi Novasiolkai. Ir reiškia, jie čia gyveno, viskas gerai, augino visokias daržovės, kai kurie krautuvės Valkininkose turėdavo, būdavo didelį turgus, jeigu pamenat kokią ten aikštė. Ir atsitiko taip, kad kaimelis, kurį mes pravažiavom, kur tos kapinės, ten kur laukėm Pučkoriai, jisai sudegė. Ir tie žydai čia buvo prieš karą, priėmė 60 sodybų sudegė tam kaime, priėmė juos pas save gyvent. Ir pasauliniam antram karui prasidėjo, žydų sušaudė. Ir tie lietuviai apsigyveno tuose žydų namuose ir iš Novasiolko tapo Deksnės, nes iš sudegusio kaimo čia atsikraustė lietuviai gyvent. Neatsimenu, kada mačiau vežimą su arkliu. Čia jau kaip žirgas netgi. Čia vyksta kulinarinės varžybos keliais frontais. Vieni pjausto dešrelės, kiti kopūstus. Ir kol kas pirmauja dešrelių pjaustytojai. Bet neatsilieka ir kopūstininkai. Kam dar? Ir man. Vaidotojo alaus neturi. Turiu, bet namuose, šaldytuve. Viskas. Nereikia nieko. Reikia. Reikia, tai va tuoj dar vieną. Tai taip. Va, ačiū. Tai nau pasaran, amigos, para siempre. Kam į Vilnių ten, kam į Merkinę ten.